Sveiki, su jumis sveikinasi Amajus, kaip visada. Šiandien tiesiog noriu biškį pakalbėti apie tai, kur aš esu, ką darau ir ką tiesiog, kodėl nebekeliu daugiau vaizdo įrašų, kurį laiką jau. Tai atsirado toksai išėjo vienas kursas, žymaus milijonieriaus, ten pavadinimu, jo vardas, tiksliau, Charlie Morgan yra, jo tų kursų pavadinimas yra Imperium Acquisition ir, Imperium Academy, jo verslas yra Imperium Acquisition pavadintas ir tiesiog, ir dabar aš tuos kursus esu, tiesiog einu. Man visai jie gan patinka, labai daug laiko praleidžiu, kaip ir galit matyti iš mano visų įrašų apie mano dienotvarkę, kur aš juos darau. Aš labai daug skiriu laiko tam, ten 80 valandų kursai ir jeigu dar normaliai darai visus action itemus, ką duoda tau padaryti ir paskui dar jeigu viską užsirašinėjai, kad paskui turėtum, tai ten viskas išilgsta ir pasidaro kokį 120 valandų. Ir kitas dalykas, ten yra verslo dalykai. Tai aš po lietų tiesiog mokinuos verslumą. Ką žinau, dabar esu jau gale, matosi iš mano to dienotvarkės, esu tame antros savaitės gale, tos mąstysenos gale, žiauriai daug žinių, žiauriai patinka, ką jis šneka ir žiauriai su daug kuo sutinku. Ir man žiauriai patinka. Žinau, bus daug darbo, žinau, kad jau padariau kaip ir daug darbo, žinau, kad reikės daug kur pasikeis, žinau, kad jau esu labai stipriai pasikeitęs. Viskas taip yra, taip vidury dabar. Ar aš darysiu toliau tai, ar aš ištversiu, iškęsiu ir bandysiu eiti savo finansinės laisvės link, ar aš pasiliksiu šičia, kur dabar esu. Žiūrėsiu. Tas visai smagu. Išsirinkau nišą, ten tiesiog grupė žmonių, su kuriais dirbsiu. Dabar galvoju, kad tai bus ten tokio tiesiog, pasakysiu kažkada. Nebūtinai dabar man čia pasakyt, nes dabar lietuviškai vertimo nežinau. Tai įsirinkęs, dabar domiuosi kiekvieną dieną nišą, susisiekt bandau su kuo daugiau žmonių, tuo pačiu ten interviu reikia paimti iš keleto žmonių, kad tiesiog gautum emocinį tokį užkrovą, papildą iš pačių žmonių. Tai ten per Redditą bandau susisiekt, per TikToką, Facebooką, per Instagramą, Facebooką, bandau kažką ten pabandyti su tai žmonėms susisiekt, bet ten kažkaip biški sunkiau išeina, labiausiai tai per Redditą, ten taip labai tiesiog tą tiesioginę žinutę parašai ir žiūri, atrašo arba ignorina. Tai ten visai gerai gaunas. Vakar buvo pati pirma diena pagaliau, kai sugebėjau perstumti save į laimėjimo pusę ir tiesiog paimti ir parašyti tuos 30 žinučių. Grinai 30 žinučių, keletą mygtukų suspaudinėti yra taip sunku, dėl to, kad turi visus šitus tikėjimus apie save, kad tu negali to padaryti, kad čia yra laiko švaistymas, kad čia yra nesąmonė, kad čia yra labai sunku, ten, kad tu nesutvertas tam. Visi tie mąstymai, kad tu toks ir anoks ir kitoks, jie daro taip, kad paprasčiausi dalykai būtų sunkus. Žiauriai. Kas čia? Paimti keletą mygtukų ant klaviatūros suspaudinėt, pasidaro antiek sunku, kad tau neišeina to padaryti. Vienu žodžiu, tą darau. Dabar jeigu ką nors kito paimt, ne tą Imperium Academy, ne tą verslumą, tai, ką žinau, su šitu FLL-u, su šitu kanalu, finansinės laisvės kanalu, nežinau kaip bus. Kadangi labai daug visko prašo šitas kursas, tai turbūt daug nematysit vaizdo įrašų. Bent jau kol paimsiu ir padarysiu tai, paskui žiūrėsiu, kaip seksis man su bizniu. Jeigu seksis gerai, tai gerai. Jei ne, tai ne, bet to pačiu
nori pirmą pereiti visą kursą ir tada galbūt biškį dalį skirsiu šiam kanalui. Ką čia, 1 valandą paėmi, pasiskiri ir tu turi gal keletą vaizdo įrašų. Kitas dalykas, čia grinai yra finansinės laisvės link kanalas, tai turėtų būti dokumentika man, kaip aš atrodau, kaip aš kalbu, kaip aš kokius poelgius, kokius pasiekimus pasiekiau tam tikru metu, per tam tikrą laiką ir panašiai. Tai kai pabaigsiu kursą, pagal idėją turėčiau eiti labiau į šitą, turėčiau biškį daugiau laiko skirti šitam dalykui vėl. Tai jo, iš finansinės jau tuo metu pusės, nes galbūt, žinai, pirmi klientai, galbūt jau turėsiu kokį nors tą problemą susigalvojęs tos nišos žmonių, tiksliau nesusigalvojęs, bet sužinojęs labai svarę, galbūt ten tuo pačiu jau turėsiu sprendimą tos nišos, tai gal jau pradėsiu skambinėti, jau galbūt tak pradėsiu kelt, nes kaip matėt, arba nematėt dar kol kas, gal jūs čia nauja, pas mane šiuo metu ten nelabai finansai, ten labiau mąstysena, ten buvo labiau mąstysenos toks periodas vaizdo įrašų, visi šitie senesni, tai reikia gal biškį iš finansinės irgi. Jo, bandysiu tą. Kitas dalykas reikia, kaip kitaip finansinės laisvės siekti ir paskui dokumentuoti ją, jeigu tu nieko nedarai ant to. Tai jo, FLL-as, finansinės laisvės link šitas kanalas, sugrįž tada, kai kursus pabaigsiu, o tai bus, ką žinau, už kokių 4, 5, 6 savaičių. Ir tai negrįž tikrai pilnu pajėgumu, tikrai nemanau, kad darysiu kiekvieną dieną, bet kažką tai reiks planuoti, sugalvoti. Kitas dalykas, man visai šitai patinka, su jumis kalbėt. Kitas dalykas, aš labai norėčiau, kad jūs paimtumėt, pakomentuotumėt ką nors, apie ką norėtumėt išgirst. Gal, pavyzdžiui, norėtumėt, nežinau, pakalbėti su manimi apie ką nors. Irgi, ne podcastas, nebūtinai podcastas, bet tiesiog kaip manau, kaip galvoju apie vieną kitą dalyką. Irgi būtų smagu. Paimkit, parašykit komentaruose, gal kažkaip susisieksim netgi, gal kaip nors vaizdo įrašą padarysim abudu. Nežinau. Kitas dalykas, pas mane vėl grįžo toksai iššūkių, šito nereikia daryti, iššūkiai, tikrai iššūkiai kai kuriems žmonėm ir man. Iššūkių tokia banga vėl, kur aš nusprendžiau, kadangi man kursai šitie labai ema laiko ir būna labai daug tokių norų išeiti ir pradėti daryti kažką, kas nėra palanku šitiem kursam ir tom biznio verslo idėjom, laiko atžvilgiu, tai pavyzdžiui, koks nors filmų žiūrėjimas, ar tai pavyzdžiui, koks YouTube'as, šiaip sau pramoginiais tikslais, arba tiesiog netais tikslais. Tai jo, vėl pradėjau iššūkį, šiaip tai aš jau pamiršau apie tą iššūkį visiškai, ne iš to, kad tai daryt pradėjau atgal, bet iš to, kad kiek laiko praėjo netgi, nes jau tai kaip ir ne iššūkis, o tiesiog pasidarė kaip būvis. Kažkur prieš 4-5 dienas pradėjau iššūkį vėl, kad YouTube'o nežiūrėt savaitę, tai aš dabar jau nežinau, ar ta savaitė praėjo, ar čia 4-5 dienos buvo, nes jau tiesiog neberūpi kol kas. Tie kursai yra kaip ir YouTube'ai, bet aš čia nežinau, kaip tai paaiškinti. Ne, ten labiau kursai. Nesakyčiau, kad YouTube. Tai jo, ir tas įmanoma nežiūrėti. Nors ir kad ir kiek žiūrėdavai per dieną, įmanoma nežiūrėti. Tikrai įmanoma. Tiesiog reikia norėti pakankamai. Šiaip tai ne pats geriausias dalykas. Kaip čia sakyt, veiksmai stipriau kerta negu kad žiūrėjimas to paties dalyko tą patį per tą patį. Nes aš įsivaizduoju, kad jeigu jūs čia kažkaip atsidūrėt pas mane, tai jūs turbūt žiūrit va tokius, kaip čia pasakyti, informacinius, edukacinius, motyvacinius vaizdo įrašus ir kažkaip atėjot pas mane. Ir, reikia nepamiršti, kad reikia ir to pačiu daryti kažką dėl to. Ne vien tik žiūrėti, kaip kitas kažką ten šneka. Nesakau, kad būtinai praeitiem pradėti šnekėti, bet tiesiog, kad suprast, kad reikia kažką ir padaryti, jeigu jau žiūrit. Kažką traukti už vadžių. Jo, tai vienu žodžiu pradėjau iššūkį daryti, YouTube'ės nežiūrėti ir to pačiu filmų nebežiūrėti.
nes tiesiog filmai irgi kada čia buvo? Užvakar buvo šitaip. Užvakar buvo taip, kad aš pradėjau serialą ir tada kitą dieną aš turėjau jį būtinai pabaigti, nors turėjau jau viską dienotvarkį užsirašęs, dėl to, kad jis labai emociškai mane spaudė. Nu, ten toksai buvo emociškai svarus filmas. Tai vienu žodžiu reikėjo man pabaigti, kad kuo greičiau ištrinti tą dalyką iš savo atminties, kad jis yra ten neperžiūrėtas dar visas, kad aš galėčiau paimti ir biški susikaupti ties darbu. Tai vienu žodžiu daugiau nuo to laiko, dėl to ir pasakiau savo daugiau filmų nežiūrėk, kokias 2 savaitės, nes eina šikt, kaip jie stipriai paveikia tave. Tai jo, ką čia vakar turėjau kokias 3 valandas jau laisvo laiko galų gale pasilikęs, tai sugalvojau biški pažaist, parsisiunčiau iš naujo Rocket League, biški pažaidžiau, žiauriai kitokio svarumo žaidimas tada buvo. Mano įgūdžiai žaidimo nepranyko nei biškio, bet mano suvokimas ir tiesiog disciplina strateguoti tame žaidime žiauriai pastiprėjo per tą laiką, kol aš nežaidžiau. Ir tiesiog tas džiaugsmas žaisti vėl atėjo, bet jau ne tokia ne sensacija, bet ne tokia priklausomybės jausmas buvo žaisti, bet tiesiog džiaugsmo. Jo, smagiai pažaidžiau, labai daug laimėjau, kažkaip dėl to, kad strateguot galėjau, sugebėjau, nebuvau kažkur įsiblaškęs, nebuvau emocijose panėręs, labai keistai. Tai jo, bet pavyzdžiui dabar, kodėl buvau įsitrynęs Rocket League, nes galvau, kad nelabai gerai tai yra, nes reikėjo tiesiog pradėti tos dalykus, o man labai sunkiai buvo su žaidimų priklausomybė. Ir tiesiog paėmiau, įsitryniau labai daug žaidimų į savo desktopą. Ir jo, kibau į darbus ir tai buvo lengviau, bet dabar parsisiunčiau dėl to, kad laisvalaikio biški ten dėl tų kelių valandų. Ir ką pasisakiau savo, jeigu aš paimsiu, turi būti kažkokia atsakas, kažkokia consequence, žinot, angliškai consequence, susirasit savo žodyne, kažkokį atsakas, jeigu paimsiu ir pradėsiu žaisti tada, kada neturėčiau, kada nebus laisvalaikis. Tai paimsiu, ištrinsiu ir tada savaitę negalėsiu žaisti. Ir viskas. Va tau ir, kaip čia pasakyti, savigarba. Va iš ten ateina savigarba. Iš tiesiog paėmimo ir pasakymo, kad tu, jei padarysi taip, bus taip ir tada laikymasi žodžio. Svarbus šitas dalykas. Nes kitaip viso šito nebūtų buvę. Nei FLL, nei to akademijos tos, nei, tiksliau tų kursų, nei čia jokių tokių galvojimų, kad va šitai galiu, nei kad negaliu žiūrėti filmų, nei kad YouTube'o žiūrėti, nei kad ten dar kokių dalykų. Kitas dalykas, jutau keletą kartų, kai dirbau šias visas dienas labai įmantriai, kad jeigu paėmu pasirašau miego savo ir jeigu būnu nemiegojęs 8 valandas tą naktį, nors ir kad ir 8 valandas, būna labai sunku išlipti iš lovos. Ir reikia su tuo kažkaip tvardytis, tai kažką bandysiu, kažką žiūrėsiu, gal kažką pasakysiu paskui, kaip man sekės ir kaip man ėjos ir kaip ten visa kita. Kaip čia užbaigiamasis toksai sakinukas, ką aš sužinojau iš tų kursų, tai kad jeigu norit, jeigu norit lengvo gyvenimo, tai turit jausti skausmą dabar, šiuo metu. Tai jeigu norit lengvo gyvenimo paskui, turit jausti skausmą dabar. Tai vat pavyzdžiui, dirbti visą dieną, tai pavyzdžiui, eiti, bandyti daryti visokiausius iššūkius, bandyti kuo labiau patapti tuom, kom tau reikia būti. Kad, pavyzdžiui, paimtum ir įvykdytum savo, pasiektum savo tikslų. Jo, tiesiog labai svarbu. Jūs turit jausti skausmą dabar, kad būtų lengviau jums paskui. Ir kas
nesmagu, tai kad daug, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje daug, pavyzdžiui, aš profkiai dabar mokinuos ir tiesiog daug labai vaikų yra tiesiog mokinių labiau, paauglių, yra labai daug priklausomybėse pasinėrę ir tiesiog jie gerą gyvenimą dabar iškelia čia į skausmą paskui. Ir kadangi tas geras gyvenimas nelabai yra geras, nes, pavyzdžiui, rūkymas, ten alkoholizmas arba ten kokios nors pramogos, vien tik laisvas laikas, žaidimai, jie tiesiog nėra net labai geri dabar, o dar paskui galų gale, darant tos tikslus pasiekti, tai jie dar skausmingiau bus. Ir tiesiog aš šiuo metu labai stengiuosi iš to išeiti ir nebūti toks, kaip čia pasakyti, neįvadinis, bet koks čia pasakyti, paprasčiausias lietuvis, kuris va taip gauna savo likimą. Va tokį likimą netyčia savo išsikala. Tai jo, va dėl to ir esu dabar tose kursuose, dabar esu dėl to tokioje mąstysenai, kad man reikia kuo greičiau iš čia ištrūkti, nes aš noriu būti laisvas paskui. Tai finansinė laisvė, grinai. Būti finansiškai laisvu yra vos ne visur būti laisvu, galima sakyti. Vienas iš tų sričių, grinai, dabar įsivaizduokit, jūs dirbat dėl to, kad gautumėt pinigų, dėl to, kad kažką nusipirktumėt, dėl to, kad išgyventumėt ir panašiai. Jūs nesat laisvi. Ir maždaug visas jūsų tas, kaip čia pasakyti, turbūt pusė nugyvenamo laiko, kol nemiegat ir nepramagaujat, tiksliau, kol nemiegat, būna darbe, o paskui jau pramogos. Tai, pavyzdžiui, televizorius, ten draugai, šventės, baliai, festivaliai. Vajai, žinai, kaip čia pasakyti, tiesiog pamiršau, ką norėjau sakyti. Bet manau, supratot. Tiesiog, nenoriu, kad tai būčiau aš ir nenoriu paskui gauti skausmingo likimo. Kur tiesiog turi būti bute ir nieko daugiau neturėt. Turėt daug paskolų, daug svajonių, o jokių ambicijų, jokio laiko tipo juos įvykdyti. Vienu žodžiu. Tikiuosi, jūs irgi pasirinksit skausmą dabar, o ne paskui, kartu su manim. Ir jeigu taip ir galvojat, tai komentaruose Imperium Academy aš jums paliksiu tą linką tų kursų, šiaipsau. Ir nes jie tiesiog žiauriai yra geri ir antra savaitė mąstysenos yra wow, kažkas tokio. Nebūtinai dėl verslumo ten jums eits, bet taip pat ten gerai. Jo, prakalbėjom 22 minutės, varykit, darykit savo dalykus. Dėl to kiekvieną vos ne kartą, ne kiekvieną, bet kas kelintą epizodą, va šitą liniją pasakau, eilutę, kad darykit savo dalykus, kuriuos turit padaryti. Nes taip ir yra. Aš irgi dabar paimsiu pagal dienotvarkę, turiu prie pat savęs. Pagal dienotvarkę dabar aš turiu FLL, dar gal biškį paredaguosiu šitą vaizdo įrašą. Ir tuo pačiu reikia padaryti thumbnailą. Tai dar liko keletą minutėlių. Ir paskui 16 valandą aš parpietuką padarysiu, arba pamedituosiu, nežinau ką padarysiu. Vieną iš tų. Ir tada eisiu, jie susisiektų 30 iš savo nišos atstovų vėl. Ir tada eisiu į kitą epizodą kursų. Ir va čia mano visa diena. Ir paskui gal kokias 2 valandos išliks, gal pažaisiu. Panašiai, nes vis tiek YouTube'o neturiu, filmų neturiu, tai pažais dar gal biškį išeis. Jo. Reikia daryti savo dalykų.